Labas. Šiandien darysime piešinį ir snaigutę. Tai pradėsime nuo snaigutės, o piešinys, kas aš jums pasakysiu pirmiausia. Ten bus snaigutė piešinys. Tai žiūrėkit. Pirmiausia, sulenksim lapą tik geriau iš šitą pusę. Atidžiai. Va, tuo sulenksime jį va taip. Ir dabar mums reikia čia. Biškį gal pataisysiu, ką čia padariau, bet tikiuosi, kad jums normaliai pavyko. Tai gerai, turime tokią knygutę. Po to sulenksime šitai. Po to prakirpsime va šičia. Nežinau, bet gali būti, kad ir kartais praplyšta man. Tai nežinau, ar pavyks snaigutė ar nepavyks. Tai tuomet mes padarysime va taip. Ir dabar čia trikampiu. Ir čia dvi linijos iš kitos ir iš kitos pusės. Gerai. Tai dabar patikrinsiu, ar čia nepraplyšo, ar praplyšo, bet jeigu ką, nebijok. Čia man praplyšo, bet žiūrėkite, jeigu jums irgi praplyšo, jūs galėsite ne taip bus iš karto, o tiesiog su klijais priklijuot, uždėti va taip ir taip prisiklijuot. Tai dabar bus snaigė piešiniukas. Tai dabar šitus patrauksiu ir taip. Tai pirmiausia, snaigės piešiniukas forma bus va tokia. Kad taip čia bus trikampis toks. Ir va taip, čia kaip visos snaigės yra skirtingas, nėra vienodai net dviejų. Čia nežinau, čia robotą palikit, bet aš viršaus nupiešiau tuomet. Tai žiūrėkit, mums pavyko robotas, keisčiausias pasaulio, ir nupiešime čia snaigę, tokią brūkšnį, ir tuomet va taip. Gerai. Tai tuomet robotą nuspalvinsime raudoną, nes robotas skamba kaip raudoną. O my god, nestoresnė. Pagaliau. Tai va taip ir spalvinsime šitą vietą. Palaukite, tuoj pauzę biškutį. Tai gerai, sustabdykite šio video dabar ir dabaikite spalvinti. Tai gerai, labas ir vėl, tai va.
Pabaigėme spalvinti roboto visą odą. Robotai neturi odos. Tai nuspalvinsime dantis mėlynai. Tai čia yra kvadratukai ir juos va taip nuspalvinkime. Jeigu mano mama čia eis, nekreipkite. Mano mama dažnai virtuvėje, pagarsinkite. Taip, dabar akis nuspalvinsime ruošiniai. Ir daug mėlynų snaigučių. Tai va taip jas ir piešime bele kokioje vietoje. Tai dabar mes nupieškime žolytę. Tai bus linija, apversiu lapą, linija tokia. Ir toliau viską taip žaliai apspalvinti. Tai dabar pridėsime daug mėlynų taškiukų prie snaigių. Nekalbėk garsiausiai pasaulio vardu. Gerai. Tai dabar nupiešime saulytę. Mėlyna jūra, mėlyna saulė, mėlyna... Kaip, pamiršau. Rytoj man 7 metai, iš tikrųjų aš tą dainuoju. Viską parką važiuoju, jam begalybę dovanų. Tai va, žiūrėkite, nupiešime saulę ir taip pat tokius. Gerai. Tai matot, dabar nupiešime robotukui raudonas kojytes, vat čia. Ir taip pat juodus batus kažką. Nežinau, čia pats juokingiausias pasaulio robotas. Vat juokitės, jeigu jums leidžia juoktis, tai slėpkite ir juokitės. Su tokiais batais ir tokiais batais. Na, dabar robotas turi pirštines. Įsivaizduokite, jeigu jūs kada nors pamatytumėte tą robotą su pirštinėm ir sugalvojau. Ir dabar šito roboto pirštai matysis. Jam bus šalta. Gerai. Ir dabar pirštinės nuspalvinsime ruošiniai. Ir pabaigiame. Iki susitiksime per kitą video.